Bicą rodį. Nu tai pagrindė mes visą laiką buvom kiekvieną dieną tenais. Čia buvom 4 naktis, tai buvom čia ir tada kaip mes atvykom buvom tenai. Tai geriausia dalis. Aš jau šitą sakiau. Tipo honeymonas ir aš užsakiau 2 lovas. Miegosim Ir dar atskirai. sumokėjau daugiau, nes gal bus geresnis kambarys, bet dėja čia dėl 2 lovų. Or... Ar aš bandysiu atsisėti? Nu. Paskutinis rytas viešbutyje, all inclusive. Aišku, ne visada spėjom pafilmuoti jums savo pusryčius. Visi nuvalgom, bet taip atrodo, su mane padaryk. Cheers. Ir visą iškadėl čia. Druskos neši. Oi, kaip skaniai. Stipru. It's good, it's good. Until 4. Okay. For dinner, we don't have buffets, only a la carte restaurants. Most of them are downstairs here and opens from 6 to... And paracetamol. Exactly. Good. Okay. My name is David. We're walking through the suite. Okay. And confirming your suite number will be 2634. Is that correct? Also, we have a... Will we make some time to eat because they said it's at 4 p.m. Okay. We will still have time to eat fast? Well, we get the seafood restaurant by the beach where you can do some... You like seafood or no? Yes, we love seafood. Yeah, they close at 5. And also the Thai restaurant over in this area close at 5. Plus, if you're looking like something quick, like fast food, like hamburgers at 3, we got a very nice seafood restaurant called the... Okay. And also... Okay. It's hard to remember, so... First day is kind of hard. Yeah. After the second, you start getting used to it. Man dar tequila taško galva jau dar valgyti. Aš irgi nieko jau neatsimenu, bet sakė, kur kas randasi. Žodžiu, kas smagiausia, sakė, tai yra naktinis klubas ir jį galima patekti tik tai su slaptažodžiu. Somebody press 5, you want it. Tai slaptažodis yra paracetamol ir kiekvieną kartą keičiasi, tai tenais. Kiekvieną dieną Ai, skirtingas jo. Ir jo, tai smagu, kad ten pusę 11, nueini pasakai, tada tave nuveda už pasą, turi leidžia, tai pasidom. Pusė 11, Lukai, kada mes vakar nuėjom miegot? 7, man atrodo. Pusė 8. Dar? Tai kaip mes datemsim? Building comes with the elevator in the middle, takes you down to the elevator area. At the end of the hallway, there's another one that's very nice. Just married. Okay. Yep. Technologies. Oh. Please welcome home. And anything, damage is right here, so it's completely... Lukas užbukino 2 lovas. So just as a real picture, you know, the door on the balcony has a sensor. Also, Tai geriausia dalis. Aš jau šitą sakiau. Tipo honeymonas ir aš užsakiau 2 lovas. Miegosim Ir dar atskirai. sumokėjau daugiau, nes gal bus geresnis kambarys, bet dėja čia dėl 2 lovų. Gerai, einam medžioti maisto. Dabar kažkaip reikia rasti yra čia liftai, man atrodo, sakė dar toliau, ne? Aš nežinau, neklausau. Atrodo jau girta. Man dar galva sukasi. Bet tai... Ką dabar? Mes einam. Nežinau, kur tu vedi. Kas čia? Kėdai? Tokia secret bus. Fainai.
Jo. Žiauriai nice. Kosmosas. Jo. Dar va ten turim gyvą muziką. Atnešė ir aišku man atnešė, nors prašėm vieną perolio. Nieko Paulinai veiks. Nes mane tekila mane dar taško. Gerai, turime meniu, žodžiu, yra veganiškas. Yes. No, it's for now, it's okay. Just a few more minutes, yeah. Tada imsim, aš tikrai nuo tartarą pasimsiu, tada imsim dar fish ceviche, čia žalia žuvis. Tada turime tostadas, nežinau kas tai yra iš tikrųjų, tas pasakius. Crispy squid dar įdomus, skamba gerai. Bet aš dar norėsiu paimti tacos. Dar octopus tacos yra. Per daug čia visko. Va dar specials. Jo, ir čia kiek restoranų yra iš viso? Nežinau, gal 10. Žodžiu, apie 10 restoranų, Paulina sako, aš tiksliai nežinau. Tai turim 4 dienas. Ir planas mano buvo pradėti varžybų pasiruošimą nuo kitam pavasarį, kur dieta prasidės kažkur žiemą, man atrodo, reikės jau pradėti vasaros vidury. Tai jo, paragauką parolį. Tai ir tu paragau. Ir man sakai? Gerai. Aš man atrodo, nesu ragavęs aperolį, žinau. Tikrai nesu ragavęs. O kas įna aperolį? Šampanas, kaip žinau? Šampanas. Gerai atnešė mūsų tartaras ir ceviche žalia žuvis. Su žalia žuvis gerai atrodo. Oho. Nice. Krevetės, žuvytė. Wow. Ir oktopus tacos. Nu, ragauk. Gal oktopus tacos paragavom pirmo vietą, ne? Labai įdomiai atrodo. Nes juoda tortilija. Sūrių. Įdomi. Pastebėt, kad mes valgom vieną žuvį, nes Paulina nevalgo mėsos, tai... Bet aš tau leidžiu valgyti mėsą. Bet gerai biškai apie mėsos būtų. Kaip matote, tiesiai yra baras, ir taip visi vandeniai čilina, bet pastebėjom daugumą čia vien vos ne amerikiečiai, nes jiems čia realiai 2-3 valandos skrydžio. Dauguma jų, aišku, priklausome iš kurios vietos, bet visi kalba realiai su amerikiečiais akcentais. Tai tiek ir žinių. Biškai jau kali galva. Po kelių margaritų, tuom ir baigėsi, grįžom namučio, persirengėme, einam bandyti vakarieniauti. Šiandien apsirengėm labai paprastai, labai panašiai kaip ir vakar ir užvakar. Bent jau aš, tie patys marškiniai pas Pauliną jau tokio kaip safario gyvūnų ieškotoja, gidas, jeigu aš vykčiau į Keniją ir pasamdyčiau gidą, Novaturas. Sveiki, aš Paulina ir aš jums aprodysiu safarį. Blemu kažkaip prastai tu čia papasakai. Jo, tai einam pavalgysim, tai šiandien labai kažkaip pavargėsim po dienos. Ir anksti eisim vėl miegot, bet rytoj bandysim jau kažkaip smagiau ir gražiau apsirengti ir pavakarieniauti. Kur labiau prabangiau, nes čia yra apie 10 restoranų. Į kai kurius restoranus net neįleidžia su šortais, būtinai turi būti su keliam. Tai būtų įdomu juos išbandyti. Bet Lukas neturi kelnių, tai nebandysim. Jo, tai pasakėm, kad aš neturiu kelnių, tai sakė, yra tokiais atvejais galbūt gali duot. Aš pagalvoju, nu tikrai nebus man, bet pabandysim. Nes dabar atrodo, jeigu negalim patekti, atrodo, norisi dar labiau išbandyti. Jeigu aš viena nueisiu, aš tau papasakosiu. Galėsim mes video. Bet dauguma kitų restoranų jo tiesiog bent jau formal būti nesumaikę be rankovių. Tai šiandien nusprendėm labai kažkaip ramiai į tą klubą neįsim, kur kodas paracetamolis.
O rytoj jau bandysim ieškoti čia pramogų, nes taro tiek daug visko, tai dar sunku susigaudyti. Tu žinai, kur mes einam? Ne, man atrodo, liftai ten kažkur turi būti. Čia šiandien sardelėm kvepia. Sardelėm kvepia. Tai mini. Tai kava. Jo. Deserčiukai. Eisim čia kavos ryte. Mes nelabai aš nelabai pasipuošusi ir Galėsim rytoj tą Laura eiti. Fancy shit. Čia blynai su Nutella. Čia neįsydės kažko. Čia irgi labai nice atrodo. Čia kaip būna festivaliuose. Nebus festivaliuose. Gerai, va čia Mexican food. Ai, tai Mexican ir einam, ne? Jo, tai čia žodžiu, einam Mexican food ir dar ten man atrodo 5 ar 6 ar kiek ten tų restoranų. Nu, tai bandysim visus iššagauti per 4 naktis ir dienas. Pagrindinė užduotis. Ir dienas, taip. Ir nepriaugti svorio. Tai viskas, jau rytoj varysim sportuoti. Tai čia mano jau bus 3 diena, kai nesportuoju. A tavo? Mano jau kokia 5. Lemai, blogai, žiauriai blogai šį pagalvojus. Aš visą dieną sakiau, kad noriu eiti, tu sakai, ne, aš Nu tik taip, pirmas tikrai ne. prisipažinsiu šiek ant žadėjos dar. Kepa. Burrito, aš taip burrito noriu. Meksikų burrito nėra. Nevalgiau. Dar radom yra floating breakfast. Fainai. $102 pigiausiai. Tai dar visai ne taip ir blogai. Fainai. Na. Turime tako su grilinta vištiena ir sūriu tikriausiai. Tada čia turim guacamole su kažkuo, čipsai. Kas čia? Tunas? Tunas, jo. Tunas, krevetės. Bandom, ragausiu. Kažkaip mano labiausiai neseksualiai atrodo. Čia skaniau. O ten tunas, jo? Jo. Pamiršom jūs. Jo, tai kažkoks degančiam katile jūros gėrybės. Krevetės su štampojais. Kaip skanu? Kas čia? Tipo čiuros, bet čia tiesiog viena čiura. Šit neragavė čia. Nu tai šiaip ne taip atrodo. Tiesiog būna pagaliukai. Bet kadangi čia viskas fancy ir net per daug fancy, tai nežinau, ar bus skanu. Natūra gal, nežinau. Ką labas rytas, dabar yra... O jetau. Lukai. O lova, dabar tu apsipai. Gerai, tai eisim šiandien sportuoti, šiandien bus jau 4 diena, kada mes Meksikoj. Pagaliau mūsų sporto, mūsų gyvenime. Tai eisim ryte sportuoti, iškart išgaisim labai dar proteino, kad mums gautų baltymo tam, kad mes neprastume šapas. Aš galvoju, su kuo tu čia maišysi. Tam, kad mes neprastume raumenės masės, aišku, galima ir neprarasit, priklausomai kaip jūs vakar valgėt, kaip mėgojat, kaip prisėtės, kaip mėgojat.
bet tikslas yra vis tiek sumažinti kuo didesnę tikimybę, tai kad kūnui duoti baltymų, nes kūnas neturi vietos, kur kaupti ir laikyti tos baltymus, tos sandėliavimo vietos. Ne tai, kaip, pavyzdžiui, angliavandenius, taip jis kaupa kepenys ir glikogenas raumenyje nuo angliavandenio valgymo. Tai gali teoriškai net nevalgyti 2 dienas, nes kol išnaudosi visas atsargas ir tada jų, kaip sakoma, reikės. Aišku, riebalų deginimas vyksta efektyviausia tada, kada tos atsargos yra, beveik jų nėra arba labai mažas kiekis to glikogeno raumenyje yra. Bet mes dėl angliavandenio jaučiam tą pampą, energiją ir sąlį visą kitą. Žodžiu, su riebalais irgi panašiai. Bet baltymo nėra, dėl to baltymo reikia ir kūnui duoti, kas tenais 2-4 valandas maitinimo aminorūgščių, kad vyktų atsistatymas raumenų, dėl to mes dabar ryte eisim, tai išgersim po proteino ramiai, kad kūnas gautų baltymo ir dar kavos išgersim apačio, nes kažkaip noris biškai būsto, energijos ir eisim lengvai pasportuosim, kokį gerą pusvalanduką. Manau, 4 minučių tai sudarysiu visą viršų, arba jeigu mes, dar nežinau, jeigu to eisim sportuoti, darysiu truputėlį padalinsiu raumenų grupės, kokias 2-3. Poliną darysiu užpakalį. Tai žodžiu, aišku, pareklamuočiau savo gertų Insane Fit, bet jie... Visas pametėm. Jo, 2 gertuvės, kurias aš turėjau, netgi 3, iš tikrųjų palikau salėj, 2 palikau salėj praeitą savaitę prieš kelionę. Tai žodžiu, šis irgi yra Insane Fit pratinas, tik be etiketės, nes turėjau pakuotę be etiketės ir mes dar dasipylėm pilnas, kad būtų kelionė. Ir įbirėme 7 gramų proteinų. Tai čia yra šiaip Snickerso proteinas buvo pilna pakuotė, bet dar pylėm šokoladą. Nežinau, kiek tam buvo, bet jie supratė. Ir tada viskas, pavalgysim. Įdomu, kokie čia pusryčiai bus, po sporto, pusryčiai. Užkrausim, paskui eisim dirbti, kaip Paulina sako, tai čia reiškia degintis. Jo, dabar dar prieš išeinant užsimaišysime Insane Hydration, tai yra elektrolitai. Tada taip pat irgi pasidalinsime kelionėje, ką mes geriam papildus prieš miegą, prieš einant miegot, kad geriau užsimiegotume, kad nebūtų to hangoverio po vis tiek kelių ir margaritų ir visko, ypač Paulinai. Žodžiu, kad geresnis miegas būtų. Tai per sportą gersim elektrolitus ir jeigu mes eitume dabar ne su svoris sportuoti, nes svarmenų kilnoti, nes sporto salių, pavyzdžiui, daryti kardio, bėgioti ar tenais ar dviračio, tai tada tikrai proteiną nėra būtina gerti, visiškai. Mes čia grinai dėl svorių kilnojimo, būtent kada jau yra raumenį pasipriešinimas, kada yra žalojamos raumeninės ląstelės. Nes jeigu per mažai baltymo, kaip ir minėjau, suvartosite, jeigu jo nevartosite, tai vis tiek kūnui iš kažko reikia baltymų. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, per dieną nepakankamai jo surinkat, o raumuo yra padarytas iš baltymų, iš aminorūgščių, tai kad kūnas gautų aminorūgščių arba gautų tos energijos, jisai skaidys ir raumenį ir iš jo ims. Gerai, viskas, dabar sumaišyta, einam dar kavytės ir pradėsim kompuoti. Kodėl tu stumdaisi? Tu mušyje. A, čia gali pats pasidaryti? Taip. Labai blogas nepadaryti. Ready to go. Nice. Na, pažiūrėt, kas tada. Turime bandelę su pistacijom, jau čia pradėjo krauti. Turime čia dar jau. Oh my god. Oh my god. Dar matėm, radom dar vieną meniu, fainą tokį ten visokiausi smūviai. Su spirulinu, energy berries, tokia įdomus toks yra mačio, bet dar jau viskas sukrojo bandeles, tai čia prie workout reikia cukriuką gal iššauti, bet kai gerai atrodo. Dar kai žinai, kad viskas for free, tai... Tam gal. Norėjau sakyti lauką, bet žiauriai karštą. Pas mane yra double espresso su ledukais, tiesiog sublendinta ir viskas, tai tokia kaip frapė gaunasi, bet cukrus be nieko. Tiesiog šaltas geras. Neskanu? Stipru čia, stipru, bet skanu. Šitą noriu paragauti čia mačą su migdolų pienu. Visas? Jo, ir ledukai. Nu, manau, mačą mėgėjams skanu. Bet tau ne.
Nu, paragauk tu, pasakysiu. Ką žinau, gerai? Aš kaip, nežinau, kažkaip Toks pieniukas. niekada negeriu, bet man kava labiau. Nu, žiūriu, stevijos daina čia net. Dėsiu ir tau, prie. Aha. Jo, dabar irgi kalbam buvo, bet keli žmonės atėjo su gan normaliu antsvoriu, sakyčiau, didoku ir dabar yra, dar 7 nėra. Ir pirmas valgymas, ką žmonės valgo, paima kavą su šokolado arba ten cukrum ir bandelę ant viršaus ir viskas. Diena jų prasideda ir paskui, kas stebisi, kodėl ten spaudimus sukėlės, kodėl galvas skauda, kodėl tas savijautra, arba kodėl man ten pilas nieko nenukrenta. Bet vien tik tokie minimalūs įpročiai, kuriuos pakeitus pradžiai atsikėlus stiklinę vandens, tai elektrolitai, tada bent jau pirmą valgymą normalų padaryti, to baltymo gauti, tai būtų tenais bet koks baltymų šaltinis, ten yra proteinas, ten kiaušiniai kokie, ten mėsa, žuvis, jūros grybas, bet kas, tai kad baltymo kūnui duoti, uogos. Tai toksai, net keista atrodo, net pasimiršta kartais, kaip didžioji dalis žmonių maitinasi, nesupranta tų paprastų pagrindų ir tada velniškai daug sveikatos problemų. Ir plius, kai čia yra pasirinkimų ir be cukraus, ir va stevijos, visko. Tai resumė, nesu, kad bandelių negalima su nieko leisti. Kaip ir mes, toksai labiau balansas, tai didžioji dalis ten 80%. Žiūrėk, atyti. Valgai ką reikia, sportuoji, judi, aktyviai laiką leidai, paskui save apdovanoji kažkaip kažką suvalgai. Kačiukas, kačiokas. O, kaip... Čia aš maniau, kad jisai kaip su mano outfitu. Kačiukas. Second floor. You guys go now? You come to work out? Yeah. Yes? You have to sign in, please. Thank you. Yes. Welcome. Gerai, ačiū. Kaipgi viešas žaidimas be kamuolių? Takeliai, hanteliai, šiaip. Bemlo besa, tai pagrindinė iš 2,2. Jo, palyginus tai nelabai čia Ir vien kardio. Aš 8 kampį kardio. Žinai, nes visi daug valgo bandelių ir paskui turi išminti visas bandas. Pasvarstykas vienas esi. Žiūrėk, dar užkast gali. Va. 137. Jas. O kiek turėtų būt? Tai dar su kedais ir dabar ką tik išgėrei. Aš. Tu lipsi? Ne. Ne, nu gerai, einam, diskutuosim. Pasakysite kažką ar nieko? Čia labai triukšmas, gal po apibendrinimą padarysiu. Cool. Nu, dar gali tikrai padaryti kelias. Done.
einam spa. Dar nežinom, kad yra. Kietai. Čia reikia tai, ne? Po džimo. Nu? Žmonės, kadangi nežinotas iš visų procesų, kurie prasidės, tai gal tu kažką daryčiaus. Baterijos liko 3%. Kas čia? Kas čia vyksta? Čia kaip kokiam Hario Poterio filme. Pagaliau vaisių yra. Ok, grįžom, kamerą išsikrojo, pasikrovėm kamerą, persirėm, važiuosim į centrą, truputėlį norim jau dingti iš viešbučio, pamatyti kažką naujo ir dar pasimsiu dabar savo proteino, nueisiu į kavinę ir pabandysiu duoti savo proteiną, kad jie su blenderiu sumaišytų su ledukais ir gautųsi toksai kaip protein frappė. Nes kažkaip nors kažko gaivaus ir šalto ir kažką lieso, ne riebaus maisto. Tai jeigu šitas pavyks, tai super, gausim baltymų. Tada pagalvojau. Mūsų planas suveikė, ant kiek šaunuolį. Įdėjom 3 kubus proteino. Anything else in there? Ice. Gracias. Yeah, one sec. Gal gali ledukų dėti sumalti dar? Jo? Gal jeigu ledukų dėti sumala dar? Ne? Nori? Nu čia žiauriai daug, ką tu veiksi, tiek prigėręs. So you can add in one more bottle. Yeah, I gotta put in another. Yeah. Nu va, privežė mūsų automobilį. Čia vos tik išvažiavome iš viešbučio 2 minutės kelio. Atrodo, kaip koks naktį apiplėšta ir po durų. Baisu bus grįžtam, su? Atrodo, vargšiai visi už teritorijos. O, очень мощно. Ну, ребёкай. Blemba, čia kur nėra hotelių, nieko, toks visiškai kitas gyvenimas, atrodo, ne? Tokia tikresnė Meksika dabar, žinai. Čia panašiai. No. Okay, so we just need to pay for the ferry, yeah, and then for Everything is gonna be paid for with this price. Man tai šitas mėnas gražiausias. Dašką paimk. Nedaug kainuoja. Pasuportint. Man tai mėlynas labai gražus. Nu, paimsime 2 spalvos visai gražus. Tau vieną paskolinsiu. Pas man. Žiauriai gražus. Jo, ir šitų kaina ganasi grubiai 220 pesos, tai čia kiek, apie 5 eurų, ne? Kokį gal 6, jo. 6 eurų, bet fainai, žiauriai, ta medžiaga ir viskas. Nu ir ta prasme, toj pirmoji saloj, kur buvom, kiek gal 25 dolcų kainavo. Jo, tai ta pirma salą, kur mes nufilmavom pačioje pradžioje, tai jo, ten po 20, po 25 dolerius. Tai vat, kuo toliau einam nuo turistinių vietų, tuo pigiau viskas ir gaunasi, tiek maistas, tiek visokiausi va tokie gražūs daiktai. No. Kur einam?
čia turim? Turim augimo hormoną. Turim Viagros, Jelio, Dekos. Kosmosas. Pagaliau aš taip ieškau ir svajau apie kaubojiškus batus. Arba mano kai kojos tokios. Šiaip kietai ir skrybelės kietas. Galėsiu su Camaro važinės tokiais batais. Jau čia net pedalų net nejaus. Krokodilo oda. Visai dideli. 46 euro. Europe size 46. Oho, kiek čia jų? Žiūrėk, ten su kryžiais ir suknim yra. Wow. Blema žiauriai kieti. Netgi tie trumpi žiauriai gerai atrodo. Yes, I want to see it. Indeed, when the This is the biggest, yeah? Žeištus lukai. Čia kokia PM3 čia. Čia kaip dinozauras. Žiūrėk, kokie tiesnių yra už tavas. Pažiūrėk, man tik šitie trumpi tokie kietai atrodo su gyvatės, ar ne? Čia moteriški. Aš neatrodyčiau kietas tokies, ar kaip tai... Su moteriškais, nu gal kietai atrodytum. Aš, žinai, aš kai neišmanau, tai aš nežinau, kokie skaitosi kieti, kaubojiška matė, žinai. Turbūt yra vis tiek lygiai. Tai va čia nais dar yra. Tenai priejau, ne? Žiūrėjau, man tai štai daug kietesni, pavyzdžiui, va stirdi, kur tipo ne su krokodilu, o Man irgi, tiesiog man tokie irgi lygūs. šitie mane kietesni. Nu šitie man tai ne kažką. Žiauriai ne. Matai šitie kieti. Tai davai paklausk šito. Queda grandes así. Bandau užsidėti. Jo. Tai ar čia ne šitas batas stovi? Ne? Primero este, a ver. Cheque por size, Indy. Cheque por size. Vale, quiero pues acá. Mano dadega jau nusilošė, ne? Jeigu aš įkišu, aš neištrauksiu. No, it's Tai jai not. sakyk. Yeah, I think it's too small. No, sí, en disco. Yeah, El problema es aquí, yeah. que no pasa. It's 46 or? Sí. Oh, No, es aquí que está muy It's pequeño. okay. dan... Oh, kardė. Visas nešlapias. Ne, it's okay. Don't worry, it's okay. Es por de- Šitą ne? Nu ką, žinau, šiaip ne. No. No. Es que no le gusta eso. Paklausom kokį restiką ar? Jo. Va, nusipirkom dar ir skrybelaitę naują. Ir dar čia jūsų matėt. Buvo persirengti ir valgyti vakarienės. Jau dėdėčios, jau 8 ir aš jau pavargęs. Laikas pamiegoti. Man atrodo, iki klubo mes nedatemsim niekada čionais. Rodyk. Stok. Safku važiuot, rodai. Kosmosas, wow. 5 minutės ir ready. Labai gražiai. Yeah. Ačiū. Let's go. Nu, aš tai tau ne... Paprastai labai jau. Dar gal man pataisyk. Dar nusifotkint reikia. Patekom į tą japonų restoraną, kur reikia rezervacijų 3 dienas iki, bet mes tiek laiko nebūsim, tai praslydom šį kartą irgi. Special shrimp roll, spicy scallop, rainbow roll with a fish tartar and truffle onion. Yeah.
Black salmon with ponzu eleki, and tuna tataki with ponzu, mandarin, and the onions, pickled onion. Labas rytas, dabar yra po 6 ryto, einam dabar pasportuosim, nes bus ekskursija už 3 valandų. Tai turim spėti pasportuoti, pavalgyti. Vakar jo, maisto gal netiek daug buvo, bet nuėjome miegoti netgi po 10 dabar vakaro, tai jaučiamės ištinę, atsikėlėm prieš 15 minučių, greitai va išgersim kavos ir kažką pasimsim pavalgyti su savim ir varysim į kitą salą, panardyti, pasnorkelinti. Man tas labai patiko. Dar stevijos paprašėm, kad įdėtų mums į juodą kavą. Na, perfekt. Nu va, 8 kiaušiniai, lašišos kokie čia 100 kažkiek gramų, guakamolė, tada dar vaisių viskroviau, Polina irgi. Pas Polina labai jau gražiai atrodo čia viskas. Greit pavalgom ir lėksim į ekskursiją. Mes kaip visada, aišku, paskutinę minutę liko 20 minučių iki mūsų laivo. Iki kelto, ir mums nuvažiuoti dar 20 minučių. Viešasis transportas. Smagiai. Velniškas greitis, velniškas greitis. Kaip ten dar? Važiuoju pas tave. Čia matome šuniukų išvedžiotoją. Bet kiek daug šunų ir daug kur žmonės turi, bet ir daug šitų bananų. Ar mes rasim parkingą? Nu, bėgi, spėsim. OMG. Nu, Lukai, davai. Pro kur čia? Pala, aš tau daviau bilietus? Ką? Ferį? Ne, pastavi. Rankų. Paklasim jo. Tu pažiūrėk, kiek žolių, eik savo. OMG. Kodėl mes ir bijojom į Meksiką varyti tokiu metu dėl ypač žolių, nes visas byčas būna tokiom, net neįmanoma prieiti prie byčo. Ir žiauriai smirda. Jo, tai kai buvom saloj Islamo Erės, kai matė, ten žolių nebuvo, dėl to nes yra sala. O dabar ir greičiausiai ten bus gražiausias byčas, nes greičiausiai visi byčiai bus tokie, gal ir ne, bet čia kodėl buvo, kad mes svarstėm ar varyti iš viso į Meksiką ar ne tokiu metu. Paklausom, kur tualetas yra. Žodžiu, nespėjom, tai mūsų yra snorkelinimo ta visa adventure, nežinau kaip vadinti, pamoka visa mūsų. Pamoka, wow. 10 valandą, dabar yra 9, mūsų turi beveik 9.
mes turėjom būti čia palauk. Turėjom 9 būti, ne 8:03 turėjom būti. Nu, 8:03 jau mums ferija, tai Jo. mes turėjom būti anksčiau. Tai darėm 8:03 ar kiek. Tai, žodžiu, pakeitėm bilietus 9 už 10 eurų. Pakeitėm, tai spėsim. O visa mūsų kelionė irgi kainavo kiek? Ne kelionė, būt ta ekskursija. Kiek mes mokėm? Apie gal 9 žmogui kažkur. 9 dolerių. Jo, apie $90 sumokėjom dabar per žmogų šitą ekskursiją, kurią dabar pamatysit. Ekskursija, kurią mes tada nardėm, mokėjom kiek po 50, ne? Kiek $5 žmogui, man atrodo. Aš jau nebėr. Jo, 45 buvo. Gerai. Dabar einam į laivą, atvarysim tą salą, kur ekskursija bus. Adelante, senor. First class. Gal ir apsimokėti ten daugiau už bilietų pakeitimą. Tickets, please. Gal ir nepavyks. Nežinau. Yes? Arba Sebas nežino. Čia gal 21 aras? Vietos yra? Čia kaip lėktuvė? Pasirodo, mes į pirmą klasę patekom. Nežinau kaip, nes mūsų bilietai iš viso buvo kitos įmonės, mes nespėjom. Primokėjom 10 eurų, nes pribėgo kažkoks gatvėje neaiškus bičas ir sako, gali pakeisti ankstesnį važiavimą. Gracias. 50 pesos? Gracias. 50 pesos? 50 pesos. We don't have pesos now. It's okay, we don't have pesos now, cash. Jo, apsidžiaugiam, galvojom, kad čia nemokamas ir vanduo, bet dėja ne. Na, jie apgaudinėja, nemokamai. Tai žodžiu, mes jo pesų neturim dabar išsikeitę, bet esmė, kad jo sumokėjom 10 eurų ir gavome pirmą klasę už iš viso kažkokius bilius. Jie turbūt gal nebarkis kažkas daro, pamestus ar nežinau, spausdina. Bet parašyta, kad bilietas 1000 pesų. Jo. Nes mes už tuos bilietus kitos įmonės vakar mokėjom, kaip pirkom ekskursiją, tai ten, man atrodo, žmogų gal 30 ar 20 baksų tik buvo. Nu, žodžiu, gerai, dabar aišku smagu, reikia pasimėgauti pirmą klasę. Gerai, varam ieškoti savo gido. Visai čia gražu kaip. Nežinau, ar girdit, bet žodžiu netilpo, mūsų per daug, laivas virsta į šoną. Ne, tai Lukas per didelis, tai... Tai išlipom visi ir laukiam didesnį laivą. Jo, kai lips aš tą paduosiu.
Así, baby, te rescaté para tu. I think you could just leave it maybe. Tai padėk ant čia gal. Yeah, just here. Okay. Yeah, sorry, it's just a mess here, so. Okay, here. Give me 1 sec. I need to take it. Yeah. Yes? That's Okay. fine. And this is what sauce here? Yes, this is a ponzu for Pokeball bowl. I think this is okay. It's okay? Okay. Yeah. This is a side of rings, Yeah. ranch. This is a tacos. Perfect. Good. Good. Yeah. Can I take the top? Yeah. Nice. And And more tacos. More here. Amazing. Is there anything else I can do for you? Water is perfect. Yeah, it's perfect. Thank you Okay. so I much. remember I am Alberto from room service. The dirty dishes, please put in your secret box and call room service. Okay. Have a good night, sir. Enjoy Good your food. Ketchup, mustard, and mayonnaise? No, it's okay. No? Okay. No. Have a good night, sir. Thank you, bye. Pleasure. Let's see. Tu čia prisisakei normaliai. Bet sveikai, paskui žiūrėk, padažą nedėtų, neįdėjo padažą. Tai... Gerai. Parodysiu žmonėm. Turime takus su krevetėmis, tada turime pokebolą su vištiena, tūnų ir krevetėmis, tada turime vištienos sparnelių, turime dar takos. O ką man užsakėjai? Tau takos. Tu nenorėjai. Tai užsimaniau, kol jau atneši. Tas moteris. Planas buvo, Paulina sako, viskas miegot noriu, tai aš sakau, aš dar užsisakysiu ir dabar va taip ir gaunasi, kad jie dabar nieko nepameta, užpyko ant manęs. Gerai. Mažiukus blyniukus iki pat galo. O, nu ką, kojų diena padaryta. Pirmą kartą Meksikoj. Einam krauti maisto, pažiūrim, ką čia gero bufetas per pietus yra. Ir turime sušių, sušimiai. Įmeti tiek, kiek nori. Šiandien sakė dabar savičiui, tai žalia žuvis. Tūno tartaras, lašišos tartaras, krevetės. Jūros gėrybės, žabas, guakamolė, sūriai, o čia dar vat krevečių turim. Aš vos negalėjau savo paprašyti, kad makaronus tau padarytų ir išvirs ir sukrausto viską. Vaisių nelabai daug palyginus, bet gyviai, nu nerealiai, va šitas man taip patiko, iš tikrųjų vaisių, nežinau, kas čia per vaisius.
dabar aišku pica. Nuo pizą aš kad atsisakysiu jau. Palyginus bufetas nedidelis, nes dar yra grilled chicken, jautiena, krevetės. O šitą dar kaip visą gabalą galim pasiimti. Tai va šišą iškepą gali pasirinkti kaip nori. Ir dar ten turime kažko karštuose. Ir aišku deserčiukai. Ajei, dar čia. Wow. Net atidarysiu jums parodysiu, kad bus geresnė kokybė. Tai gerai atrodo. Paulina, cheesecake'as yra kažkoks. Nu. Pizza imsi? Jau, Paulina viskas pizzos nori. Bet pizzos tikrai geras, man patiko. Gerai. Prisidėjau žalio tūno, krevečių, guakamolės. Ne žalio tūno. Tūnas su salotomis, dar krevečių ir tiesiog sevičių žalios žuvies. Tada vaisių prisikrovėm. Paulina aišku ir pizzos, ir jūros gėrybių. Čia svarbiausia. Deserčiukas. Tai šiandien kažkaip noriu baltymo, taip lengviau šiandien pavalgyti. Gerai, čia susidėjau guakamolės, užsidėjau ant tausto, tada tūno ir svogūnėlį. Oho, šovė. Išgerti. Oi, kaip skaniai, nedrimba. Nu, dabar desertui. Čia mano, čia Paulina. Nebeluok, valgysi tu. Gerai, užsukame pavalgyti vėl. Dabar trečias dienos valgymas. Tai užėjom į, jau bus dabar prieš paskutinis restoranas, kurį ragaujam. Tai čia yra bičia, taip smagiai viskas atrodo. Ir yra veganiškas restoranas. Tai azijietiškas. Tailandė maistas realiai buvo toks pat. Tai čia, kaip vadinasi? Tom Kha Soup. Tom Kha Soup, tai čia su kokosų pienu. Ir dar šrimpas yra, tai krevetės. Yes, sir. Double, thank you so much. Double chicken. Yes. Ir turime Tom Kha. Paprašiau su double šrimpu. Ir Paulina žiūri neblogą porciją. Nerealiai gerai atrodo. Fainai. Gerai. Nu, paragauk. Tu įvertinsi dabar. Dar apie rolį paėmė kažkas. Nu kaip? Kaip palyginus su Tailandu? Kaip valėm? Skanu, bet biškai saldė. Tai matyt bus pridėta, aišku, čia mėgsta pasaldinti viską kaip visą. Atrodo, sugadina su cukrum įdėjus. Bet šiaip skanu. Bet šis tai galingai atrodo. Čia einam? Mano fainai labai atrodo. Cool. Okay, kažką čia aptikom įdomesnę. Yra čia tokia vakarienė, turbūt jau sakė šamanais, ne? Biški awkward atrodo, bet... Nu, aš tada nematėm. Anksti ryte čia ateisim, visai faina turėtų būti tuščia. Einam pro šalį ir paaišku Paulina rado kažkokį gyvūną.
nubėgo paieškoti, bet pamatėm, kad čia kažkas organizuos vestuvės šiandien. Šitam viešbutį, private event, Brian and Alex. A ne, Brianna and Alex, Brian. Bet nieko keisto. Čia dabar šokis bus čia, ne? Ant šito. Tai gal čia kažkas koncertuos arba. Gal. Vat stalas. Breikdance. Na, čia dar kažkas. Va, lemputės viršai skabintas. Fainai. Gerai, tai šiandien yra paskutinis vakaras viešbutį ir liko mums tas restoranas, kur yra privalomas dress kodas, ne su šortais, o būt su kelnėm. Ir čia yra Paulinos kelnės. Nes tu neturi jokių kelnių. Jo, šis nepamrės, kad nuo Meksikų vis tiek vos net 3,2-3,6 laipsniai, ką čia su tom kelnėm darysiu. Tai bandysiu jos įleis kelnės, jos yra permatomos, kaip matot. Aiškiau matytųsi. Va. Tai bandom leisti, gal praslys, nes atrodo, tenais yra prancūzų virtuvė ir, atrodo, kad negalim įeiti, dar labiau noris net. Man atrodo, lys mano koja, žinau. O gera pusė mauniesi, ar čia nėra pusių? Nu, bandy. Gera, man atrodo. Man atrodo, bus per trumpa, žinau. Žinau, jos nėra trumpos, tikrai. Tik nesuplėšiai. Nu, jeigu Eik toliau pasirodį. Jeigu aš uždengsim su kokiais marškiniais, tai mano juodas. Blemo, gal čia priekis buvo, ne? Nežinau, blogai? Žiauru, daras, ne. Tai va, dar užsėsim mašinas dabar, jo? Nu, davai. Baltus, taip? Mhm. Pauzai. Gal į kokį teminį šou tu čia eisi? Apsisuk. Šokis, nu, žinai, kaip tie disko tokie. Jo, grinai. Su tom kojom ten moka. Apsisuk, davai. Nu kaip? Bet rimtai, kaip kokį teminį 60-ųjų vakarėlį. Jo. O batai? Turiu ketus arba šliopkės. Nu, turi dar vienus batus. Ai, tuos dėdės? Nežinau. Nu gerai, tai bandom. Tai kokį muzikinį klipą. Čia tu toks stilistas. Čia man. Toks nesuprasi berniukai ir mergaitės tau patinka. Kaip aš rinkčiausi, jeigu neturėčiau merginos gyvenime. Žinai, kaip vyrai galvoja, vos ne stilingai apsirengia, ko mergina nepadeda. Žmona. Kelbiu 9-ąjį Insane iššūkį. Kūnų transformacijos. Šiaip būtų geriau, jeigu tu iš toj pusėje atsistotum, kad labiau matytųsi gerai. Malonu susipažinti, aš esu Insane Lukas ir šiandien yra sporto mitybos komanda. Šiaip nėra tragedijos, žinai? Nu, šiaip nėra, tikrai. Jeigu mes eisim prie staliuko ir aš bandysiu atsisėsti. Nu, blogai. dar jaučiu pabandysiu kokius kitus marškinius, nes tie batai smėlio, tai gal tiktų ir marškiniais. Nu, tu ten nuostabiai atrodai. Esi be gal graži. Labai. Dar batų reikia. Ir tada aš visai. Sveiki. Casual outfit. Gerai. Oi. Atrodo, šiaip tai niekada taip, niekada nepasirašyčiau taip eit. Bet kodėlgi ne, vis tiek juokinga, esam kitoje šalyje, nieko nepažįstam, koks skirtumas ir bus ką prisiminti, ypač filmuojam vis tiek visą šitą kelionę. Tam, kad mes, kai po kažkiek laiko galėsim įsijungti ir pasižiūrėti ir pasijuokti ir pažvengti iš tos kelionės, tai, koks skirtumas, žinai, fuck it. Varom? Gerai, šiaip kietą atrodo. Kaip kokį reivą varytumą į festivalį. Gerai. Iha! Nežinau, nelabai jau. Reikia apsimest, kad pasitikė save. Taip. Tada atrodys normalu. Visa esmė jaustis gerai.
tada ir kitiem atrodo, oi. Bet jeigu matys ant mano veidė, kad aš nepasitikiu ir durnai jaučiuos, tai yra pasitikėjimas. Tu pamatysi presnį, tai sakysi, you look cool, mate. Mate. Gali susidėti. Čia ne tai, kad aš dar sportuoju ir pozuoju nuogas. Nu, toksai, šis sportas vis tiek yra dėmesio pritraukiantis. Bet ne, Lukai, reikia apsirengti dar taip, kur dar... Užsidėk permatomus moteriškas kelnes. Ne, man tikrai dėmesio nereikia. Atėjom prie to restorano. Bandysim rizikuoti, praeisim arba ne, bet aš kiek matau, man atrodo, reikia rezervacijos. Nes tie jų neįleido. Ir jau komplimentų gavau ir tikriausiai žmonės juokiasi, bet nieko. Ne, žmonėm patinka, kaip atrodai. Gerai, pasirodo, yra waiting listas, tai pasistom į eilę, tai grubiai už valandos sakė grįžti, davė šitą, susės, kad ateiti, dabar einam pavalgyti kitur per tą laiką. Bet ir nežinai, ar tave įleis, nes pasakė, kad polo širt ir dar tai parodė, kad čia viskas turi būti. Jo. Nu, dabar užlipom čia į tą kitą restoraną, kol laukiam, kol galėsim ten eiti. Tai čia viskas yra ant grilio šitam restorane, toks sėdėm čia, bet nežinau, kretam aukšte, bet labai fainas vaizdas. Čia už mūsų yra viduje, sėdi žmonės, mūsų laukia pasodino ir turime catch of the day, tai kažkokia žuvis, kurią šiandien pagavo. Tada krevetės, asparagas ir aštuonkojis. Taip, fainai. Nu, Lukai, kur patekai? Patekom, įleido mus, tai Paulinas Kenas išgelbėjo. Bet jau mes esam pavalgę, tai labai daug neimsi maisto. O, jesau, kodėl aš į save atsisukus? Dar pašviesim iškelį. Mes čia valgėm prieš pusvalandį, ką jam rodėm, tai dabar tartaras. Tai gerai, kad čia porcijos yra kaip restorano porcijos. Bet pas tave tai... Puspelis kiaušinukas? Jo, pas tave šiaip gražiai atrodo. Tai čia medijos ir kažkas. Pas mane yra jautienos tartaras su kiaušiniu ir padažu. Nu, aišku, kaip be desertų išbandyti restorane. Čia palapiniai paslėpti saldumynai. Ledai? O, čia ledai. Čia tai irgi kažkoks, net nežinau kas. Ir kaip? Kavos maniau. Čia geras. Rytas viešbutyje, all inclusive. Aišku, ne visada spėjom pafilmuoti jums savo pusryčius. Visi nuvalgom, bet taip atrodo protein muscle breakfast. Baltyminiai pusryčiai. Omletas iš 10 kiaušinių, 10 bertų kiaušinių. Čia turime truputėlį pasislėpusios laukinės lašišos. Uogyčių apie 400 gramelių, avokado taustas su lašiša, turime dar 4 kiaušinius ir dar su uogyčių. Nu, čia aišku jau Paulina kažką pagrebė. Nu ką, viskas dedamės lagaminus, beveik viskas susikrovėm. Tai turime mūsų pagrindinės lagaminas ir 2 kuprinės. Tai viskas, dabar kelionių prasidės, daugiau nebebus jokių all inclusive. Viešbučių visur nakvosim po 1, 2, max 3 naktis. Ir su automobiliu keliausim po visą Meksikos pakrantę. Tai bus dabar toksai įdomesnis iššūkis, nes turėsim maistą pirktis, ieškotis, kaip sveikiau pavalgyti, nu bent jau normaliau. Ne tai, kad sveikiau, nes visur privaro labai daug to padažo, labai riebiai. Tai paskui pučia pilti nelabai smagu, tai vis tiek norisi taip ir paragaut, paskanaut, bet ir prie tą pačią gauti irgi normalaus maisto, kad iš viso nenutukti. Ir
Juokės, Paulina. Tai esmė, kad bus dabar įdomu, tai šitos dalies labai laukiu stipriai, kada važiuosim tiesiog su mašina ir keliausim ir viso galėsim dalinti su jumis visais įspūdžiais. Tas nuostabu yra, kad taip su mylimu žmogum, su savo soulmate, kaip ir office Snoop Snake, Sup Snake, žodžiu, kai žiūriu office supras, keliaut, džiaugtis, mėgautis, dalintis įspūdžiais. Ir viskas, tai šiam viešbučiui už tokią sumą, už ką mes sumokėjom, palyginus su pirmoju viešbučiu, tai sakyčiau, čia aišku tikrai labiau patiko, čia norėjusi ilgiau būti, tenais pilnai užteko 3 naktų tam pirmam viešbutį, aišku, ir kaina ženkliai skiriasi, maistas čia tikrai geriau. Tik šūdinas byčas čia. Tik byčio vat nėra, nes numatėmės, kad buvom, kiek dalinomės, tai visą laiką buvom tiesiog prie pūlo, tai prie baseino, tai vat čia greit parodysiu, nes daug nelabai nefilmavau, daug nesnešiau tos kameros, kad to paties pastoviai nerodyt. Nu tai pagrindinė mes visą laiką buvom kiekvieną dieną tenais. Čia buvom 4 naktis, tai buvom čia ir tada, kaip mes atvykom, buvom tenai. Bet byčas yra šūdinas ir smirda byčas dar. Tai tiek, tai sakyčiau, nu nežinau, patirtis va tokiam luxury pirmą kartą visiškai max pabandyti, pasijausti fancy, smagu. Bet taip pat mums ir patiko keliauti ir tam pačiam ir Tailande ir visur kitur, kur, žinai, naktį mokėti keliasdešimt eurų, pernakoji, varai toliau, arba toj pačiai netgi ir palapinėj miegoti, tai visai, nu, visai smagios patirtys. Galima pasijuokti, pažymengti, susimedžioti maisto, kažkas valgyti. Tiek daug valgom, norisi ir pasportuoti, kad sumažinti žalą, kad vis tiek išnaudoti tą maistą sportui ir tą savijautą irgi smagesnė visai, tai vis tiek aš dariau viską full body, tai per vieną treniruotę dariau po 3 raumenų grupės padalinęs, tai ką galėjau, tą susigalvojau, daug visko irgi nefilmavau, kad ir to šito video labai daug gausias, nenoriu per daug visko prikelt, kad jums nebūtų taip nuobodu žiūrėti. Tai paprasčiausiai viską miksavau tenais krūtinę, derant krūtinę, tie raumenys, kurie dirbo papildomai, jos irgi prijungiau, tai pečiai gaunasi, rankos gaunasi, tada prie kojų prijungiau ir nugaros, tada papildomai irgi dar bicepsą padariau, tai rankų dažniau, nes mažas raumuo greičiau atsistato, tai galima dažniau daryti su pečiais rankas, tai viską pasidariau. Paulina irgi pasportavo puikiai, tik tai su joje užpakalis gavosi 2 kartus, nes labai, nu vis tiek ribotai, ką jinai galėjo pasidaryti, krūtinėse tikrai kokios nereikia ten rankų daug daryti. Dabar susikraunam ir viskas mums automobilį pristatys. Ir važiuosime šiandien nardyti ir ieškoti vėžlių. Snorkelint. Gerai, tai pasimatysim kelyje. Dar greit užbėgam savo mėgstamą kavinę. Tai padarė man smūvį, paprašiau, kad įdėtų ledukų, bananą ir uogų. Braškės, šalalugės ir avietės. Viskas sumalė ir dar įdėjo mėlynas spirulinos. Na, žiauriai gerai. Na, taip sumaldos su ledukais iš jūsų taip šalta ir gaivu. Kilaukia dabar 3,6 tai. Ir dar pasiėmėm mačą su ledukais sumalta ir su stevija ir irgi kava man espresso šotą su ledukais sumalta. Tau į tą kokteilį įdėk stevijos? Jo, tai vėliau įdėsiu. Nu, arba dabar, dai. Pay $7 each one or 140. That price only including access what I told you, and you have only the green area. Okay. The green area is not tortoise, nothing. It's very shallow. Kažkas nelabai ir panardysim giliai, nes viskas negiliai sakė, bus, kad neužlipa ant tų vėlių ir toliau, ne? Ant žvaigždžių. Nu, pažiūrėsim, kur gavo mus ar ne. Luko gerbėjai visur aplinkui. Visi vyrai vien žiūri. Vien vyrai žiūri. Smagu. Jeigu aš pasisaksiu čia, matysim šitie žiūri. Sekioja tave. Storuliai visi. Yeah. Sí. ¿Foto? Sí, con nosotros. Estamos de una agencia de viajes. Ayosha. Su juos noriu nusifotinti su tavimi. ¿Conmigo? Sí. Žvaigždė. No te lo vamos a robar, ¿eh? Foto. Bicą rodi. Matai,
Žinai, tu patinki ne vien vyram. Pirmą kartą gavau iš moterų dėmesio.